Sveiki, mano vardas Mantas Paškevičius. O mano pašnekovė šiandien atvyko į studiją, tai Inga Griffin iš Griffin advokatų kontoros Dubline. Kalbėsime šiandien apie dažniausias baimės ir ką reikia daryti arba ko reikia nedaryti. Taigi, truputį norėčiau pristatyti Ingą į Griffin. Labas, Inga. Sveiki, aš Inga Griffin. Esu kilusi iš mažo miestelio Pakruojai, kuriame gimusi ir augusi netoli Pakruojo dvaro. Kai baigiau mokyklą, vėliau Vilniaus universitete baigiau studijas verslo vadybą. Po to su maža grupelė studentų draugų susikrovėme daiktus ir išvykome, baigę studijas į Dubliną. Atvykome į Dubliną 2002 metais ir iki šiol esu čia. Prie John Griffin komandos prisijungiau 2013 metais ir dirbame iki šios dienos. Truputį apie šeimą. Turiu dukrytę Vanesą 7 metukų ir Gabrielę 11 metukų. Ir šuniuką Chloję. Mergaitės lanko privačią mokyklą Dubline. Jos pagrindinė kalba yra lietuvių kalba ir su tėčiu kalba angliškai. Inga, Griffin advokatai įsikūrė 1992 metais. Taip. O jūs pradėjote dirbti 2013 metais. Tai kokia ten pradžia jūsų buvo? John Griffin advokatai, Johnas pats įsikūrė 1992 metais, Jis vienas atsidarė savo ofisą, pradėjo vienas dirbti su keliais padėjėjais, dabar pas mus dirba 20 žmonių komanda, tai yra 4 advokatai, o visi kiti teisininkai ir padėjėjai. Tai pakalbame dabar apie tą aktualią temą, apie patyrus traumas darbe. Kas vyksta? Kaip tai vyksta, ko žmonės, ką jie daro, ar ko jie nedadaro, ar reikia, yra svarbių patarimų, ką reikia daryti, ko nedaryti. Pirmiausia, patyrus traumą, kreipkitės į gydytojus per 24 valandas. Reikalinga kreiptis į gydytojus tam, kad gydytojas išrašytų medicininį reportą. Medicininis reportas reikalingas pristatant į žalos lentą paduodant ieškinį. Be jo negali būti pradedamas ieškinys. Tai yra vienas turbūt svarbiausių dalykų. Taip. Apskritai, ką reikia padaryti pirmoje eilėje. Žiūrėti sveikatą, aš taip suprantu. Taip, tai labai svarbu ir aktualu. Dar vienas būtų iš tokių aktualių klausimų. Ką žmonės daro, kai patiria? Iš jūsų patirties, ką jie daro, kai jie patiria traumą darbe? Pirmiausia, kai patiria traumą darbe, jie būna šoke, išsigandę, nežino, ką daryti. Tai pirmiausiai praneškite darbdaviui. Jeigu susižalojate darbe, praneškite darbdaviui ir tada išvykite pas gydytoją arba į ligoninę. Jeigu GP gydytojas nedirba, tada vykite į ligoninę į priimamąjį. Tai kada reikia žmonėm kreiptis į teisininką, nes aš galvoju, gali būti taip, kad dauguma net nežino, kad jūsų situacija, kokios situacijos būna. Pirmiausia, kreipkitės į teisininką, pirmiausia, nuvažiuokite pas gydytojus į ligoninę, susakykite visą istoriją, kas atsitiko, gydytojas surašys akcidento laiką, kada atitiko, išklausinės viską, surašykite ir po to skambykite teisininkui. Mes nurodysime, ką daryti jums toliau. Tai kokių dažniausiai baimių ar problemų žmonės turi? Pirmiausiai, didesnė baimė turi prarasti darbą. Visą laiką sakome klientui, nebijokite bosų. Jūs kleimintate ne į bosų draudimą, o kleimintate į savo draudimą. Kiekvienas darbuotojas yra apdraustas darbe draudimu. Jam reikalingas advokatas, kad kleimintų į draudimą. Tai kas tada nutinka, jeigu, pavyzdžiui, žmogus nesikreipia? Jeigu nesikreipia klientas į teisininkus, jis negauna kompensacijos už savo sužalotą sveikatą. Tai yra nuostolis savo šeimai. Nes turbūt negali nei dirbti, nei... Taip, nedirba kurį laiką ir šeima neturi pinigėlių. Visą laiką sakome, kreipkitės į advokatus, už savo sužalotą sveikatą bus jums atlyginta, kur sumokės atlygins draudimas.
Nes paskui ir jeigu nesikreipi ir įrodymai gali dingti, taip? Taip, ir dingsta, jeigu nesikreipi per ilgą laiką, dingsta įrodymai. Senaties terminas yra 2 metai. Reikia kreiptis kažkur prieš 1,5 metų, prieš metus, 7 mėnesius, nes 2-3 mėnesius užtrunka išimti medicininius reportus iš daktarų. Apskritai galvoju, geriausia turbūt kreiptis iš karto. Taip, patarime iš karto, nes kuo daugiau įrodymų, kuo daugiau daktarai prirašo ligos istoriją, tuo galima daugiau laimėti. Supratau. Bet yra tokių atvejų, kur iš vis nesikreipia žmonės. Taip, yra, žmonės bijo kreiptis ir nesikreipia, o paskui supratę, kai praeina 2 metai senaties terminą, gailisi, kodėl nesikreipia. Todėl patartina kreiptis į advokatus, nes tai yra pajamos jūsų šeimai. Kada sergate ir negalite dirbti, jūs neturite jokių pajamų ligos atveju. Inga, gal jūs galėtumėte pateikti kelis pavyzdžius, kaip klientai jaučiasi, kai susisiekė su jumis pirmą kartą? Pirmą kartą klientas būna šoke, išsigandęs, nelabai turi informacijos, ką toliau daryti. Todėl mes suteikėme pirminę konsultaciją, ką reikia daryti, kur kreiptis, kada nueiti pas gydytojus ir visą kitą tolesnę informaciją suteikėme, ką reikia daryti mums paduodant ieškinį. Inga, ar buvo jūsų patirty, kai žmonės kreipėsi jau po laiko? Po 2 metų, po 2 metų termino? Taip, žmonės, kada skambina, yra labai nusivylę, kai praėjo 2 metai senaties terminas ir nebegali gauti kompensacijos, o liga būna jau įpusėjusi. Pavyzdžiui, skauda dar toliau nugarą arba sužalotas kūnas ar koja kokia skauda. Ir tada jie labai nusivylę, kad nebegali kreiptis, nes nuostoliai yra didesni, gydymui skirti ir negauna jokios kompensacijos. Gal žinote kokį mitą, kaip žmonės kažkokį mitą gal turi ar kažką, kad kažkas vyksta? Gandus. Visą laiką teismuose sako, toks mitas yra, kad draugas gavo 2 daugiau kompensacijos. Tai čia aš taip suprantu, kad čia tu nežinai, kiek gausi tos kompensacijos. Teisinėje sistemoje yra gairės, nustatytos teismo tvarka. Barista teisme ir teisėjai teisme žiūri į gairės, kokia tavo kompensacijos vertė pagal medicininius išrašus. Tai nustatyta teismo tvarka. Tai yra svarbu. Taip. Gal tada galite papasakoti kelis pavyzdžius iš gyveniškos situacijos, kaip žmonių pasikeitė situacijos, kai kreipėsi pas jūs? Pagerėjo sveikata, kai gauna kompensacijas, mes visą laiką patarime susitvarkyti savo sveikatą. Sveikatą investuojant savo gautus pinigėlius. Patarime važiuoti pasigydyti arba į Lietuvą, ten yra Klaipėdos spa centrai, nugaros masažai, įvairios procedūros, po kurių daugelis klientų atsigauna ir pagerėja sveikata. Taip pat po kompensacijų pagerėja finansinė padėtis šeimoje. Mes skatiname investuoti tuos gautus kompensacijas pinigus į būsto pirkimą ar į vaikų mokslus, ar atgaivinant savo sveikatą. Kaip ir visada, sveikata turi būti pirmoje vietoje. Taip, būtent. Inga, išvardink kokius 5 dalykus, ką gyvenantis lietuviai Airijoje turėtų padaryti įvykus traumai darbe ar ten įvykiai kažkokiam. Įvykus traumai darbe, pirmiausia turi nuvažiuoti pas gydytoją, padaryti nuotrauką ir paskui pasirašant reportą, kai reikia, prašo pasirašyti darbe, nusifotografuokite reportą. Ir kitas dalykas, nekeiskite reporto, rašykite tiesiai, kaip atsitiko, nes bosas kartais prašo pakeisti ir rašyti kitaip. Prašome, nemeluokite, nes tai atsilieps jums teisme. Ir paskutinis dalykas, kur skambinkite mums advokatams, mes pasakysime, ką jums daryti toliau. O šiaip iš tos visos istorijos tokios, ar žmonės kada nors buvo pateikę jums kokių netikrų duomenų apie savo ligą, ar ten kažkokią įvykusią situaciją ir panašiai? Taip, buvo tokių atvejų, bet pirmiausia žinokite, teisme arba dar prieš teismą barista išsiaiškina visą teisybę ir žmogus yra prigaunamas, kaip sakant,
Ir tada jis nelabai gali laimėti bylą. Tai tada norėčiau užduoti dar paskutinį klausimą. Ką jūs pasakytumėte tam žmogui, kuris tiesiog nenori kreiptis į advokatus, nenori kreiptis į gydytojus ir jisai kenčia? Ką jam jūs galėtumėte perduoti? Pirmiausiai rūpintis savimi, rūpintis savo sveikata ir savo šeima. Jūs nenorit kreiptis į gydytojus, į teisininkus, bet esmė ta, kad nukenčia šeima. Šeima turi jūs prižiūrėti, šeima turi jūs išlaikyti, o jūs negalite nei dirbti, nes esate sužaloję savo sveikatą. Būtinai kreipkitės į advokatus, kreipkitės į draudimus, kad laimėtumėte ir gautumėte kompensaciją. Na, mūsų žiūrovai, ačiū Jums labai, kad žiūrėjote šitą video. Visus Ingos rekvizitus iš Griffin Solicitors advokatų rasite po šiuo video. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Ačiū Inga, kad atvykote šiandien pas mus. Ačiū labai tau, Mantai. Viso gero. Viso gero.